Sveiki visi, čia Zartapex ir aš šiandieną darysiu Afterwind epizodą. Ne epizodą, bet pamokysiu, kaip jums reikia žaisti Afterwindą ir aišku praleisti laiką. Tai pirmiausia, ką reikia, čia yra tikri žaidėjai, čia yra tikri žaidėjai. Kaip mato, čia yra serveriai, visokie game ir visai. Toliau, aš pasakysiu, kaip reikia naudoti šito žaidimą. Paprastai. Jūs norite, pavyzdžiui, Jūs galite įeiti main, Cillivars, beginners ir main. Toliau. Aš paaiškinsiu, kaip reikia susikurti pačiam serveriui. Paprastai, labai lengva. Čia truputį atjungiam. Create game. Čia game name reiškia žaidimo vardas, koks bus serverio vardas. Pavyzdžiui, belė kas bus. Pavyzdžiui, euro. Gerai. Ir čia yra nustatymai raundo. Pavyzdžiui, aš noriu 2 minutės, čia pinigai. Aišku, daugiau žaidėjų negu 20 negalima nustatyti. 12 iki 20 negalima, neįmanoma netgi, bet turi su kažko pirkti lygtais, bet aš nenoriu. Ir aišku, čia yra spalvos, kokios jūs norite žaidėjų spalvos rinkti. Gerai. Pirma. Spaudžiat start game. Ok. Čia užsilaudina. Loading game data, move armies. Čia rašo, kad jūs turite kontroliuoti žaidėjus ir visai. Pavyzdžiui, dabar belė kokią galima šalį rinktis, bet jūs turite pasirinkti žvaigždutę, kur būtų daugiau skaičių. Ten bus daugiau kareivių ir galėsite jūs silpną žvaigždutę užkariauti. Pavyzdžiui, renkamės Vokietiją. Gerai, ready. Ir čia truputį sulaudinam, close. Tai dabar pamokinsiu, kaip jums reikia žaisti. Įeinate į tą žvaigždutę. Galima į belę kokią šalį įeiti. Tas žvaigždutė reiškia sostinės ir tie apvalūs dalykai, kaip jums paaiškins, apvalūs miestai. Čia vadiname miestai, tokie apvalūs. Ir aišku, pasakysiu, ką reikia daryti. Jūs pasirenkat, atidarot tą lentelę ant sostinės, paspaudžiat. Ir aišku, jūs galite čia pirkti karius, bet būtinai pirkite labai stiprius. Ta prasme, ne stiprius, bet daugiau karių. Kaip 8 man užteks. 9. Ir dabar pamokysiu, kaip jums reikia žaisti. Matote kitą žvaigždutę pilką. Tai jūs ten jį galit užkariauti. Jums reikia daugiau karių, aišku. O čia atsidaro, tai čia yra, galima pirkti karus, tankus, visokius ten transportus ir visokius nesąmonės. Tai dabar man reikia tankų. 8 užteks. Ir aišku, čia prisijungia. Pasisveikinam. Ir aišku, aš jam pasakysiu, kad jokio karo nebus. Kad aš parodysiu čia video. Nenoriu, kad aš mirčiau, aišku. Dažnai aš mirštu per šitą žaidimą, nes būna labai stiprių žmonių už mane stiprus. Ir tik tiek. Norėjau pasakyti, kaip jai reikia lošti tą žaidimą. Bet truputį pažiūrim. Mes laimėjom. Ir mes turim šalį. Ir mes galime iki Lietuviją, Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Ir visai mes čia galim keliauti. Gerai, toliau. Mums reikia daugiau karių. Nusipirkam kario ir nešam iki šičia.
Ir va, sunaikinam. Jo, sunaikinam. Geriau sostinę sunaikinam arba valstybė. Faktiškai būtinai reikia tos žvaigždutės naikinti, dėl to, kad jos yra sostinės. Vat čia yra sostinė, galima jį drąsiai užkarauti, tą šalį. Bet negalima tų apvalių kraut. Galima, aišku, bet tai jūs neturėsite, aišku, šalies. Kaip reikia turėti šalį, reikia užkarauti žvaigždutę šalies. O čia yra va Vilnius ir aš jį galiu drąsiai užkarauti, bet aš nenoriu. Tai va. Oho, tai dabar mano idėja. Truputį daugiau karių. Nusistatom. Ir karaujam šitą. Dar čia daugiau pasirenkam. Dar šitą. Tai mes beveik kaip labai gerai mes čia išgyvensim. Tai vat. Liko 1 sekundė ir va taip va, time out. O, jau Turkija pasirinko vienas žmogus online. Čia yra online žaidimas, kaip sakant, tinklinis žaidimas. Tai vat. Truputį daugiau žmonių nusiperkam, nes mums reikia. 4 čia užkarausimės. Ką aš čia dirbu? Vieną tai čia neapsimok. Dar sodinam čia. Turėsim mes šalį. Vat mes turėsime keletą šalių, bus labai smagu. Ir visai prisidžuoninkit, žaiskit, komentuokit ir prenumeruokite ir komentuokite. Tai vat, su jumis buvo Satepex ir visi davai. Tai vat, davai.